Suformuotą grąžinimo aktą galima peržiūrėti judėjimo kliento objekte puslapyje, šio akto stulpelyje, spustelėjus mėlyną mygtukėlį, ant kurio užvedus pelę rodomas tekstas išsamiau. Šį veiksmą taip pat galime atlikti atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skiltį Aktai pastolių nuoma, spustelėjus minėtą mygtukėlį, šio akto eilutės stulpelėje veiksmai. Atsidarius grąžinimo akto peržiūros puslapį matome pasirinkto akto duomenis, tačiau negalime jokių duomenų keisti, tik atsispausdinti šį aktą. Arba pereiti į kitus puslapius. Šalia mėlyno mygtukėlio anksčiau minėtose puslapiuose yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę rodomas tekstas redaguoti. Šis mygtukėlis matomas bus tol, kol šio akto duomenys nebus panaudoti sąskaitos eilutėms formuoti. Atsidarius grąžinimo akto redagavimo puslapiui matome pasirinkto akto duomenis, galime atsispausdinti šį aktą, pereiti į kitus puslapius arba, jei reikia, anuliuoti šį aktą. Anuliavus grąžinimą iš objekto grąžinti komponentai grįš į kliento objektą, o jų kiekis sandėlyje atitinkamai sumažės. Gali susidaryti situacija, kai bandymo anuliuoti grąžinimą metu sandėlyje nebus pakankamo kiekio atitinkamo pastolių komponentų. Tokiu atveju programa neleis anuliuoti grąžinimo ir parodys pranešimą su atitinkama informacija.